pagal programą turėsime merginų snaiperių konkursą. Įdomu, kad Rosita pradėjo iš priešingos pusės nei visos dalyvės, iš dešiniosios turbūt pusės reiktų taip sakyti. 14 taškų pas Rositą Rosovičiūtę ir su rekordiniu merginom rezultatu keliauja į finalą. O čia iš krašto šiek tiek jau geriau. Panašu, kad arbitras neįskaitė vieno metimo, lieka su 5 taškais. Kol kas Zakševskytė. O dabar įdomu psichologiškai, kaip Rosita paveiks šis rezultatas. Kartais toks tarsi trūksta mažo žingsnelį. Ir tik pirmasis taškas antroje serijoje. 2 taškus turim, reikia šito manibolo ir jis yra. Ir vis dar kovoje yra Rosovičiūtė. 5. Pagauna metimą Rosovičiūtė. Turime čempionę, bet ne naują. Užsidaro Rosita Rosovičiūtė, sveikinimą jai, laimėjęs 400 eurų čekį ir kelialapį į Smartway karalienės taurės finalo 4 snaiperio konkursą. Gal ir karalienės tauriai kažką tai panašaus pademonstruosi? Nu, tikėkimės, gal bus mažiau jaudulio, 2 metai iš eilės, tikėkimės bus geresnis pasirodymas. It was amazing. She's put in a lot of time and a lot of practice, it seems, and you know, practice makes perfect.